Sveiki visi, su jumis ir vėl Bazilė ir šiandien mes turime antrą pamoką po ilgos pertraukos. Na, pažiūrėkime, ar atsimenate, ką išmokome per pirmą pamoką. Taigi, prisistatymai. Nagi, atsiverskime užrašus ir sustabdome video ir pasakysite savo prisistatymą. Puikiai padirbėta. Na, o dabar pažiūrėkime va čia. Taip pat galite girdėti mano katiną fone. Ir štai yra prisistatymas. Hadžimima štai, watashi wa Bazilė desu. Nijūroku des. Tuanija karakimashita. Ima Kyoto ni sundeimasu. Eo kaku no ga suki desu. Neko ga suki desu. Eiga ga daisuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Na, o jeigu neatsimenate, tai galite užsirašyti ir vėl. Tai čia nieko tokio. Ir dabar judėsime prie naujų žodžių. Žinau, galbūt kai kuriuos jau žinote, tačiau vis tiek rekomenduoju užsirašyti. Tai watashi, aš. Ir tai yra mergaitiškas variantas, nes jeigu esate vaikinas, pavyzdžiui, sakytumėte boku. Tada anata reiškia jūs arba tu, bet japonų kalboje tai dažniausiai vis dėlto nenaudojame. O tai kodėlgi šitaip? Na, todėl, kad sakyti anata dažniausiai sako žmona savo vyrui, pavyzdžiui, mielasis ir panašiai. Ir dažniausiai pokalbyje vis dėlto mes bandome nenaudoti to anata. Tada tomodachi, draugas, sensei, mokytojas, o čia dabar veikėjų vardai. Tanaka-san, Tanaka dažniausiai yra vaikino vardas, Momo-san, Momo, tai yra vis dėlto merginos vardas, Usagi-san yra merginos vardas taip pat. Ir kodėl mes čia turime san gale, todėl kad vis dėlto parodome, kad bendraujame mandagiai. Tai realiai japonų kalboje prie kiekvieno vardo, pavyzdžiui, Laura san arba Dominikas san, pridedame, kad vis dėlto skambėtų mandagiai. Einame prie būdvardžių. Kavai mielas, oki didelis, čisai mažas, i geras, taihen sunkus, bet dažniausiai kalbame vis dėlto apie kokius nors darbus, ne apie akmenis, bet darbus. Tada nigijaka gyvybingas, šizuka ramus, genki energingas, gerai besijaučiantis. Turime kai kuriuos klausiamuosius žodžius. Dare, kas, nani, kas arba ką, do, kaip, doko, kur, nan, koks, kuris. Taip pat ir kas tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, nandes ką. Tada turime kai kuriuos daiktavardžius. Šigoto, darbas, ie namas, eki stotis, tenki oras, ašta rytoj, kio šiandien, ame lietus. Na ir dabar išmoksime keletą gramatikos punktų. Ir pačius paprasčiausius, kuriuos tikrai sutiksite beveik kiekvieną kartą, kai atsiversite ar kokią nors žodyną, ar kokią nors knygą, ar žiūrėsite anime. Bazilė desu, nijūroku desu, eo kaku no ga suki desu, eiga ga suki desu, neko wa kawai desu. Naudojame mes tą desu per prisistatymą taip pat. Tai ką jis reiškia? Desu vis dėlto neturi tikslaus vertimo. Dažniausiai galima suprasti kaip mandagę sakinio pabaigą, kuri lietuvių kalboje dažnai verčiama žodžiu yra, nors ir ne visada. Japonų kalboje esamasis ir būsimasis laikas yra išreiškiamas tokia pačia struktūra – des. Tai realiai mums reikės konteksto, ar kalbame apie šiandien, ar apie rytojų. Ashita wa shigoto desu. Kono eiga wa sugoi desu. Pavyzdžiui, jeigu aš nemačiau šito filmo ir esame šalia kino teatro, ir jeigu aš sakau kono eiga wa sugoi desu, tai vis dėlto verčiu kaip bus, nes aš nemačiau šito filmo vis dar. Tai vis dėlto kontekstas yra svarbu. Ir vėl, tiesiogiai japonų kalboje versti lietuvių ar anglų kalbą neįmanoma, todėl geriausiai įsiminti sakinio struktūrą ir kokiame kontekste naudojama. Ir vėl mes per šitas pamokas versime labai tiesiogiai kiekvieną sakinį. Nes japonų kalboje yra tam tikrų subtilybių, kur versti korektiškai. Tiesiog nesuprasti sakinio struktūros, gramatikos ir panašiai. O dabar judame toliau. Turime dalelytę wa.
Ir mes tas dalelytės išmoksime po truputį. Dalelytės iš esmės yra vienas svarbiausių dalykų japonų kalboje, nes dalelytės vis dėlto parodo žodžių santykį su kitais žodžiais. Ir dalelytė, va, jūs tikrai esate sutikę ir per prisistatymą. Pavyzdžiui, va, tašiva bazilėdės, nekova kavaidės, ieva okydės, ekiva nigijaka des. Va, pažymė, apie ką šiuo metu kalbame. Kitaip tariant, nurodo sakinio arba pokalbio temą. Mūsų prisistatymę naudojame va tik vieną kartą. Kodėl? Nes visą laiką kalbėjome apie save ir nekeitėme temos. O dabar, kad geriau suprastumėte, yra dialogas. Kiova, įtenkites ne? Hai, hontoni įtenkites. Ashita wa ame ga furu sou desu. Ah, sou desu ka? Sate, anata no shigoto wa dou desu ka? Watashi no shigoto wa taihen desu. Demo gambateimas. Taigi, pažiūrėkime į dialogą. Momo sako, kiova įtenkides. Šiandien geras oras, ar ne? Tenki yra oras, kio yra šiandien, desine yra ar ne. Usagi atsako, hai, hontoni įtenkides. Taip, tikrai geras oras, honto tikrai, geras oras ir mes kai kurias dalelytės praleidžiam, nes paaiškinsiu paskiau, ką jos ten reiškia. Vėliau mes vis dėlto sugrįšime prie va dalelytės, bet dabar mes pajudėsime į kitą dalelytę ga, kuri taip pat yra viena svarbiausių ir taip pat viena iš sudėtingiausių, tiesą pasakius. Na, o tai ką čia reiškia? Pažiūrėkime į pavyzdžius. Mes taip pat jau esame sutikę prieš tai. Eiga ga skides, eokaku no ga skides, tanaka-san ga kimashita, momo-san wa piano ga jouzu desu. Na ir kas tas ga? Paaiškinimas. Ga plėtojant informaciją apie prieš tai pasakytą temą yra naudojamas. Taip pat atsakant į klausimus, pomėgius arba naudojamas su tam tikrais būdvardžiais ir veiksmažodžiais, taip pat formuluojant klausimą. Dare ga kimashita ka? Tanaka-san ga kimashita. Honto ni Tanaka-san wa dou deshita ka? Tanaka-san wa genki deshita ga chotto isugashi sou desu. Sou desu ka? Momo klausia, dare ga kimashita ka? Kas atėjo? Mashita yra būtasis laikas, atėjo. Usagi atsako, Tanaka-san ga kimashita, Tanaka atėjo. Honto ni, tikrai, Tanaka-san wa dou deshita ka? Tanakai kaip sekasi? Tai mes ir vėl keičiame temą apie kaip Tanakai sekasi, tai naudojam va. Tanaka-san wa genki deshita ga? Ir čia šitame ga naudojame mes kaip bet. Kitaip tariame, sudedam kartu sakinį. Chotto isugashi sou desu. Tanaka sakė, gerai sekasi, truputį užsiėmęs. Sou desu ka? Šit kaip. Pastebėjo turbūt, kad naudojame mes labai panašiai su va ir ga. Bet, kad jūsų per daug nesuklaidinti, tiesiog užsirašome va šitaip ir kitą pamoką mes pažiūrėsime, kaip šitos dvi dalelytės veikia. O dabar turime naujus sakinius, naują struktūrą. Ga jouzu desu, ga heta desu. Čia galima su dalelyte ga naudoti. Tai pavyzdžiui, piano ga jouzu desu, gerai groju pianinu. Saka ga jouzu desu, gerai žaidžiu futbolą. Nihongo ga jouzu desu, gerai moku japonų kalbą. Ryori ga heta desu, prastai gaminu maistą. Kita ga heta desu, prastai groju gitarą. Heta reiškia nesiseka, nepavyksta. Jouzu gerai sekasi, gerai pavyksta. Tai čia mes realiai kalbame apie veiksmus. Galite užsirašyti šitą sakinį ir taip pat pagalvoti, kas jums gerai sekasi, kas jums nelabai gerai sekasi ir užsirašyti sąsiuvinį. Vienas iš sakinių, kurį tikrai siūlau apsibraukti, yra dalelytė va pradeda pokalbį. Dalelytė ga atsako į klausimą, bet ne visada. Netgi iš pavyzdžių, kaip matėte, ne visada tai buvo tiesa ir panašiai. Ar žodžių įprastos frazės, kurias naudosite tikrai labai dažnai. Ir tikrai girdėsite tiek per anime, tiek per klausimų pavyzdžius ir panašiai. Konnichiwa, laba diena, ohayo, labas rytas, ohayo gozaimasu, labas rytas, mandagus. Konbanwa, labas vakaras, sayonara, viso gero, formalus, čia ne, ate, mata ne, iki kito karto. Mata ashita, iki rytojaus, oyasumi, labanaktis, oyasumi minasai, labanaktis, formalus,
Sumimasen, atsiprašau. Gomenasai, atleiskite, atsiprašau. Irgi čia yra formalesnis. Arigato, ačiū. Arigato gozaimas. Dėkoju, labai ačiū. Hai, miršau išversti į lietuvių kalbą. Hai yra taip, jie yra ne. Dozo, prašom, štai. Atskare sama, puikiai padirbėjai. Atskare sama des. Puikiai padirbėjote. Ir vėl čia formalus. Na, o dabar turėsime klausimo pratimą. Ir iš tiesų aš siūlau jums susikurti margotoveb.jp anketą ir ten yra labai gerų užduotėlių, kurias tikrai galėsite panaudoti. Ir aš parodysiu jums tik tai vieną iš tų užduotėlių. Ir čia yra labai geras dalykas, nes galite pasirinkti, kad jums rodytų ir su hiragana, ir su romadži, ir jei paskiau anglų vertimą galite irgi pasidaryti, bet pirmiausia, kai jums siūlau tiesiog pasiklausyti be jokio angliško vertimo ir pažiūrėti, kiek suprantate. Na ir aišku, yra skirtingos situacijos ir yra ir daugiau tų užduotėlių, pavyzdžiui, čia duoda jums pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad kalbate su žmogumi. Puikiai svetainė ir geri klausimo pratimai. Tik aišku, nesidrovėkit pakalbėti. Pavyzdžiui. Ir duoda jums irgi pasakyti Ohajo gozaimas. Ir čia, aišku, pirma pamokėlė, tai biški truputį lengviau yra, bet paskiau tenai leidžia jums pakalbėti ir daugiau. Atsimenat, turėjome išmokti mes hiraganą nuo A iki So praeitą kartą. Tai dabar čia yra mūsų skaitimo pratimas, nesijaudinkite. Iš esmės siūlau pirmiausia nežiūrėti į mūsų lentelę ir pabandyti, sustabdykite video, pabandykite mintise įsivardinti, kuriuos žodžius perskaitote ir kurių žodžių neperskaitote. Ir tada pasižymėkite, kuri vis dėlto hiragana jums stringa ir siūlau išrašyti tą hiraganą kokį 10 kartų. Pavyzdžiui, jeigu nesiseka jums ki, vis dėlto visada pastringate prie ki, siūlau išrašyti 10 kartų. O tai ar reikia 10 kartų išrašyti tą ki? Na, žinokite, labiausiai man padėjo, kai nemokėjau tam tikrų hiraganą ir katakaną išrašyti 10 kartų. Žinau, skamba nelabai nuostabiai, bet tikrai padeda. Kai kuriuos pavyko perskaityti ir beje, duosiu jums taip pat ir vertimus. Pirmas yra ao, mėlyna. Tada antras yra aka, raudona. Trečias aši, koja. Ase, prakaitas. Asa, rytas. Ie, namas. Ika, kalmaras. Iši, akmuo. Skoši, truputį. Isu, kėdė. Ike, prūdas. Uši, karvė. Uso, melas. Ue, aukštyn, virš. Iki, traukinių stotis. Taip pat gali būti tiesiog stotis, stotelė. Kao, veidas. Kako, praeitis. Sekai, pasaulis. Kasa, skėtis. Kaši, saldumynai. Kiku, klausytis. Kuši, šepetys. Kuse, blogas įprotis. Keiko, treniruotė. Koko, čia. Koe, balsas. Suši, sušis. Tai kiek teisingai perskaitėte? Užsirašykite pas save, užsirašykit datą, ir kiek neperskaitėte teisingai. Irgi užsirašykit ir užsirašykit specifiškai, kuris žodis. Ir jeigu nenorit mokyti, tiesiog kalti, tai gali tiesiog įsiminti žodžius, kaip kuris rašosi ir paskiau taip, uši turi u ir ši. Tai atsiminsite taip, arba iki. Turi e ir ki, tai traukinių stotis ir jeigu aš matau tą tokį veidelį su nosim ir akim, ki. Puikiai padirbėta. Dabar mes toliau judėsime su hiragana lentele. Ta iki mo. Tai va, mes turime ta, chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, a, hi, fu, he, ho. Mami, mu, me, mo. Vėl paėmam, vėl reikės išsirašyti ir pabandyti teisingai išsirašyti. Ir štai yra video, rodo tikras japonas, kaip rašyti viską ranka. Viso video aš nerodysiu, bet čia labai gerai parodo, kaip ką. Ir dabar turime namų darbų. Parašyti, išmokti hiraganą nuo ta iki mo. Padaryti atsiųstas užduoteles su va ir ga,
Sukurti 4 sakinius, kurie naudoja dalelytes va ir ga, naudoti išmoktų žodžius pamokoje. Tai nereikia jums jokių žodynų, nieko, aš čia viską daviau, ko jums reikės namų darbams. Ir kokie tie namų darbai? Va tokie. Sakinyje trūksta va, ga arba des. Tai į tarpus įrašykite vieną iš šitų 3 žodžių ir paskiau mes pasitikrinsime kitą pamoką. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą.